Sveiki, e-komisija klausytojai. Tęsime laidų ciklą apie reklamos įtaką mūsų gyvenime. Šios antrosios mūsų laidos pavadinimas – Rinkodaros strategijos arba kelias į pirkėjo smegenis. Šią laidą pradėsiu trumpa sentencija iš Nonsensus erezijų skrynelės. Šampūno reklama. Mes išplausime jums plaukus ir smegenis, jog amžinai plautumėt plaukus, kai jų jau seniai nebeturėsite. Amžinai jūsų Head and Shoulders. Na juokais, o dabar prie reikalų. Noriu priminti, kad tai antroji laida iš ciklo apie reklamą ir reklamos įtaką mūsų gyvenime, o kalbame šią temą su rinkodaros guru Donatu Joniku Lima. Tai yra Lietuvos marketingo asociacijos, Klaipėdos skyriaus valdybos pirmininku, taip pat UAB rinkodaros agentūra, marketologai, vadovų. Donatai, dabar pakalbėkim tokį dalyką. Kaip nuo rinkodaros strategijos iki praktiško įgyvendinimo? Kokie būna laipteliai? Vėlgi, kiekvienoje įmonėje tas dalykas gali būti skirtingas ir, kaip sakau, yra didysis marketingas, tai yra didžioji rinkodara, jeigu lietuviškai kalbėsime, mažoji rinkodara. Mažoji rinkodara reiškia tos įmonės, kurios neturi labai didelių biudžetų, jos turi naudos mažesniais, pigesniais instrumentais. Tai galbūt pakalbėkime apie tą vadinamą didžiąją rinkodarą, kur yra didesnės sumos pinigų, bet tarkim tas pats minėtas ar švyturys, ar ten kiti grandai, kur, ta prasme, 100 000 biudžetą skirti, nėra jokių problemų, jeigu yra iškeliami teisingi tikslai ir jie yra realizuojami. Tai kaip visas šitas dalykas vyktų? Vėlgi, nėra vienareikšmiško kažkokio modelio, kaip vyksta, galime tik apsibrėžti, kaip turėtų idealiai vykti, bet tarkime, viena iš racionaliausių, sakykime, struktūrų nuo strategijos iki pilno tokio praktinio įgyvenimo galėtų būti tokia, kad pirma yra iškeliama situacija arba klausimas. Strategija kaip po strategija yra, bet atsirado pas mus ar naujas produktas, ar konkurentas kažką pradėjo judėti, veikti ar ką. Ta prasme, kažkas turi sužadinti šitą dalyką. Reklamos nebūna šiaip savo. Ta prasme, jin turi būti kažkodėl. Kodėl jinai atsiranda, ar ne? Tada yra iškeliamas tikslas. Ką mes norime pasiekti. Ir jisai turi būti kuo aiškiau suformuotas ir kuo išmatojamiau. Ta prasme, neužtenka vien gerinti mūsų prekinio ženklo įvaizdį. Kiek gerinti? Mes tada turim pasiklausti, kiek teigiamų jūs dabar vertinate, paleidom reklamą, jin pasibaigė. Vėl tada įvertinimo, kaip dabar, ar ten padidėjo ir niekas nepadidėjo, ar ne? Ar mes norim sakyti, kad palaukit, reikia dabar padidinti sezono metu pardavimus kažkokius, ne? Tai tikslas turi būti pakankamai aiškiai suformuluotas. Tada yra nustatomas biudžetas. Neužtenka iškelti vien tik tai gero tikslo, reikia turėti tam tikrus instrumentus tikslui pasiekti. Vėlgi, biudžeto derinimas įmonėse vyksta labai įvairiai. Vienur tai būna procentas nuo pardavimų atidedamas, kitur tai yra metinis biudžetas. Trečiose tai yra, metinio biudžeto dalis skirta tik tai tam laikotarpiu arba tik tai tam tikrai priemonė. Bet kuriuo atveju turi būti apspręstas biudžetas, kokį mes turėsime. Tuomet turėtume gauti, vadinkime taip, bent jau vidinį patvirtinimą, kad tikslai ir biudžetas yra adekvatus. Ar tikrai tokius tikslus yra realu pasiekti su tokiu biudžetu? Yra tekę susidurti su tokiais atvejais, kai kai kurios agentūros net ir matydamos, kad tai yra nerealus, tiek sako, tai bandom darom, nes tai yra reklamos pinigai, mes jos paimam išleidžiame, ar ne? Profesionaliai agentūra pasakys, palaukit. Mes dabar nesugalvom, kaip su tokiu mažu biudžetėliu pasiekti tokius grand tikslus. Arba iškokit kitos agentūros, arba gal peržiūrėkim tikslus, ne? Gal ten jos kažkaip konkretizuokim, siaurinkime, ne? Taigi, turėdami tą patvirtinimą, kad taip, tai adekvatu, biudžetas tinkamas, pereiname prie taktinio derinimo. Ką kalbėjome apie tą vadinamą kūrybinę užduotį. Kas bus mūsų tikslinė auditorija, koks produktų išskirtinumas. Visi šitie dalykai apderinami, atiduodami agentūrai. Agentūra gali į šitą dalyką vėlgi reaguoti skirtingai. Galima nuo pat pradžių sakyti, palaukit, mes su kūrybiniu užduotim gal truputėlį nesutinkam, dėl to, kad tas momentas, gal siūlom frazę kažkokią kitokią naudoti, ar ne? Kita agentūra gali sakyti, taip, supratom, viskas čia kaip yra tinkama, mes jums pateiksime, vadinamą tą juodraštį kažkokį tai, ar scenarijus aprašytas, ar, sakykime, papaišytas kažkoks maketukas, ar dar kažkas, ne? Vyksta vadinamas taktinis derinimas. Kiek kokioje įmonėje tai truks irgi klausimas. Vienur būna išsprendžia per dieną, nes reikėjo vakar, kitur derina 3 mėnesius, kol paleidžia, o kai jau paleidžia, tikslų pasiekti nebeįmanoma, nes per vėlai paleista. Tai vėlgi, vienur derina tik tai atsakingos skyriaus darbuotojas, tarkim, rinkodaros specialistas tos įmonės, sako, taip, mes esame neprofesionalus ir viskas tvarkoja. Kitur perina per 8 ar per 10 darbuotojų, kaip pat įmonės generalinio direktoriaus, kuriam neįtiko spalva ir ten jie pakeitė. O tos spalvos reikšmė tiksliniam segmentui gal yra visai kitokia negu įmonės generaliniam. Tai vėlgi, kiek laiko truks tas taktinis derinimas, didžiulis klausimas. Toliau visada sveika būtų turėti galimybę patikrinti jau tą praktinį sprendimą. Ta prasme, turime
reklamos maketą padarytą, turime videoklipą, radioklipą ar dar kažkokį, bet dar jo neleidžiame į transliaciją, turėtume jį pasitikrinti, kaip jisai veikia. Tai gali būti sukviesama fokus grupelė, tai gali būti mini kažkoks tyrimėlis padaromas, rodoma tam tikrą tikslinę auditoriją, patikrinama, sukelia ten kokią emociją, teigiamą, neigiamą, ar tu ten pirktum, nepirktum, ar tu prisimeni dabar, kas ten buvo parodyta, visokių yra tyrimų metodikų, bet visada sveika būtų šitą dalyką padaryti. Jeigu tavo reklamos biudžetas yra 40 000 tik tai, daryti atskirą rimtą tyrimėlį su ta fokus grupė, kaip ir neverta, bet tu gali bent jau pasikviesti žmoną, pažįstamus, draugus, ten pusbrolius, kaimynus, kaip jums atrodo, bent jau tiek, tai beveik nieko nekainuoja, kavos arbatas pažins ir gausi kažkokį tą galinę atsaką. Jeigu tu matai, kad čia dalykas kažkur trūksta, kažkas ne taip, tada vėl grįžtam prie taktinų derinimų. Jeigu matai, kad yra totaliai prašauta pro šalį, tada grįžti prie tikslo. Galbūt ta sukurta reklama tavo atskleidė kažką naujo, kad tau reikia iš tikrųjų nepadidinti pardavimus, o tau galbūt reikia tiesiog sukelti to produkto vertę, tegul nuperka tą patį produktų kiekį, bet ar už didesnę kainą, ar kažkokioj kitokioj pakuotė. Ta prasme, galbūt generaliai neteisingas tikslas buvo iškeltas, ne? Vis dėlto mes sakome, kad gerai, turime jau tą techninį sprendimą padaryti, įgyvendintą, fokus grupės praėjo, ar iš pirmo karto, ar iš kelinto karto, reikia tą daiktą leisti. Kuomet yra paleidžiama rinkodaros kampanija arba vadinkime reklamos kampanija, čia skirtumą gal trumpai paaiškinsiu. Reklamos kampanija yra ta, kai turime tik reklamą. Ne? Rinkodaros kampanija gali apimti ir kitas priemonės. Pavyzdžiui, paleidome reklamą, bet užsakome užsakomosius straipsnius. Užsakomasis straipsnis yra PR'as, viešieji ryšiai vadinami. Tai jau yra nebe reklama, tai yra viešieji ryšiai. Tuo pačiu mes darome pardavimų skatinimo akciją. Ten pirki 5-6 nemokamai, 3 už 2 kainą, dar kažkas, ne? Tai ne reklama, tai pardavimų skatinimas. Galbūt tu pajungiai darbuotojus, kurie vaikšto prekybos salėje, daro ten degustacijas ir sako, pirkit šitą duonos kepaliuką ten, dar kažką. Tai tiesioginis pardavimas, pavyzdžių davimas, ne? Vėlgi, reklama plus dar kažkas. Tai jau turim rinkodaros kompaniją, nebe reklamos, ne? Bet tvarko, sakykime, mes turėjom tik tai reklamos kompaniją ir ją paleidome, ar ne, visą kitą kaip ir groja savaime. Tuomet neretai yra užmirštama matuoti rezultatus. Tarsime, tu paleidai jo visuomenį, šneka, gerai šneka, blogai šneka, pasijautė pardavimai, nepasijautė, kad tuom ir viskas. Tarsime, prieš paleidžiant tu turi aiškiai žinot, kaip tu matuosi tuos rezultatus. Tarkim, vėlgi pavyzdžių neminėsiu, nes konkrečių vardų, nes tai yra prasti pavyzdžiai, nenorim daryti antireklamos. Didelės Lietuvos kompanijos, išleidžiam, pakankamai saldžias pinigų sumas, sako, Rimi, pasijautė mūsų pardavimai maksimui nelabai, o reklamuoja ant visos Lietuvos. Tai kame problema? O ar jūs žinot, kodėl ten toj parduotuvėje pirko, o nuoj nepirko, ne, bet iš pradžių galvom, kad reklama pasiteisino, pamatė maksimum, sakom, kad kažkaip nelabai, ar ne? Ir iki pačiol ta kompanija nežino, ar jų paleista reklama buvo tinkama ar ne. Gal tiesiog parduotuvėje kitoks buvo išdėstymas ir dėl to pirko, o galbūt ir viskas, visa reklama gera buvo, bet nesimatė parduotuvėje tų prekių, ar ten kažko trūko, ar ne. Ir to kontrolės mechanizmo pritrūksta. Tai prieš paleidžiant tu turėsi turėti šitą kontrolės mechanizmą ir aiškiai nusakai, kaip matuosi ir kada matuosi rezultatus. Tarkim, jeigu minėtas pavyzdys, su švyturiu kalbėjom, ar ne, įvedinėja naują produktą ir, sakykime, dar tokią kvestionuojama, sakykime, parinkta tik ta komunikacijos žinutė, tai čia turėtų būti ypatingai dažnas tikrinimų skaičius numatytas. Kad maža, ką tu paleidi, jeigu pačioje pradžioje yra neigiama reakcija, atmetimas, nėra prasmės tęsti ir taškyti pinigų. Tai prasme, tu turi radikaliai kažką keisti, ne? Jeigu tai yra jau senai rinkoje veikiantis produktas, reikia tik tai priminimo, kažkokio Coca-Cola, tarkim, paleidom čiut ne, bet kuriam pasaulio krašte, Coca-Cola reklama yra tokia pati, beveik. Tai jiem ten to tikrinimo kaip ir mažiau reikia. Čia tu pažiūrėjai bendri pardavimai toj šaly neišaugo kažkas to. Bet tikrinimas jisai turi būti. Tai aš matyčiau tokius pagrindinius etapus. Nuo tos strateginės, sakykime, situacijos, kai tu apmąstei, ką tu darysi, iki to praktinio įgyvendinimo ir atgalinio ryšio gavimo. Kad tu kitą kartą žmogaus žinotum, šitoje akcijoje nepasiteisino tas ir tas dalykas. Buvo parinktas tipažas netinkamas, dėl to ir neužkybo. Ir žinutė gera, ir ten viskas gerai, tipažas netiko. Arba sakys, viskas gerai, bet žmonės šito radijo neklauso ir tos televizijos nežiūri. Tikslinė auditorija, jie važinėja autobusais ir ten klauso savo šitų ausinukų kažkokiu, viskas. Ne? Jos reikia kažkaip bandyti kažką, bet o šitai. Dabar, Donatai, pakalbėkime apie žodžius.
Netgi Biblijoje parašyta, pradžioje buvo žodis, logos. Tai reiškia, žodis yra svarbu, ta komunikuojama žinia, kaip ją suformuoluoti 1, 2, 3 žodžiais arba sakiniais, tai čia yra turbūt labai didelis menas. Galime ir menų vadinti, ar ten dovaną, ar, sakykime, dar kaip tai, bet yra įvairių metodikų, kurios leidžia tiesiog priartėti prie tos, sakykime, tekstinės išraiškos, kurią tu nori daryti. Tų metodikų yra daug ir, ta prasme, kiekvienas gali naudoti skirtingas ten. Vienas iš tų populiaresnių, kurias turbūt kaip ir dauguma žino, tai yra AIDA modelis, kas su rinkodara, su reklama kažkiek bendras, tai yra Attention, Interest, Desire, Action. Kad, ta prasme, tavo tekstas turi visų pirma patraukti dėmesį. Jeigu mes turime reklamą, tai gali dėmesį patraukti galbūt vaizdelis kažkoks, ne? Interest tai yra, ta prasme, sudominti tave turi. Kodėl? Vėlgi, gali būti paveikslėlis, gali būti jau pateikiama nauda. Ta prasme, ar nori va ten atrodyti gražiai, ten lieknai per ten 2 savaitės? Tai jo, kaip ir nori, ne? Dizainu, ta prasme, tu turi turėti norą sužadinti tavo, ne? Ir girdi, tai beveik nieko nekainuoja, ten, tarkim, juokingi pinigai, ne? Ir va čia jau super gausi produktą ir labai greitai, ne? Velnis, nori, ar ne? Ir tada tekstas turi pasakyti tą vadinamą action veiksmą, ką tu turi padaryti. Ką daro Top Shopas? Skambinkit dabar, nes kitur ten žulikai yra ir užsisakykit, gausit ten paklodę dovanų ar ten kažką. Ta prasme, tai yra tekstas, tik jisai žodžiu pasakomas, neparašytas, ne? Tai ten ir turim šitą visą Attention, Interest, Desire, Action, ne? Šitas modelis. Yra ir kitų, kaip minėjau, tų metodikų, kaip tą tekstą bandyti sukurti, surašyti. Ir toks, sakykime, vyrukas, Joe Vitalis, amerikietis, jisai yra vėlgi vienas iš The Secret autorius, bendraautorius tos knygos, ta prasme, paslaptis, traukos dėsnis, ir jisai pabandė sukurti hipnotinį marketingą, hipnotinį rinkodarą. Įdomu, papasakokit. Tai sakykime, kai žmonėms šitą dalyką pasakai, tai kaip dabar hipnotinį tekstą parašys ir čia jau šakės jau užhipnotizuos ir aš jo įsipirkti, ir čia kažkas nelegalaus ar kažkas tokio. Ne, ta prasme, tai yra juokas, kaip ta prasme, skrajutė ar latelis gali tave užhipnotizuoti. Ne, tiesiog tai yra tinkamas informacijos pateikimas, ne? Ir ką šitas vyrukas sako, sako, aš dirbau 15 metų su šitais hipnotiniais tekstais ir man kartais reikia savaitės, kad aš parašyčiau sakinuką, kuris būtų toks, kad wow, užkabina. Jo, kad užkabina. Tai jis irgi, kol atrado tą savo metodiką, analizavo kitas, dėliojo, bet ką jisai sako, kad visų pirma turėtų būti kaip sužadinimas žmogaus, kaip noras, norėjimas, prasme, nauda parodoma kažkokia, tai ar ne, kad ir atsiranda tokios frazės, ar nebūtų puiku, jeigu jūs būtumėte ten lieknas, jaunas, ten gražus, be spaugų, ar ten koks tik tai nori, ar ne? Jo, būtų fainas, ar ne? O žinot, kad tai galima pasiekti taip greitai ir ten taip toliau. Jo, velnės, norėčiau. Ta prasme, jisai, kaip ir kalbėjo, mane sudėlioja logiką su emocija. Ne, ta prasme, emocija, tai faina, tikrai norėčiau, ne? Ir jeigu aš, sakykime, neturėčiau tų spalvų, mane ten merginos labiau mylėtų, ar ten berniukai žiūrėtų, ta prasme, kam ten kas skirta, ne? Jo, tai čia visus tos reklamos nuo Pleiskanu ir visa kita. Jo, tas dalykas, bet tai yra, taip jau subtiliai pateikiama, kad neatrodytų, visiškas populizmas, bet, ta prasme, kad tai realiai žmogų įtrauktų, įkabintų, ar ne? Antras momentas yra įrodymo pateikimas, kad, ta prasme, tai yra tikrai tas daiktas, kad jisai tikrai veikia, kad aš tuo tikiu. Tu prasme, ar ten, žiūrėkit, sertifikuotas, ar ten atestuotas, ar ten dar kažkoks atsiranda. Ir vėlgi tas pats action momentukas, ne, ką tu turi dabar padaryti. Ir tarkim, vienas iš jo tokių klasikinių pavyzdžių, kaip parduoti reklamą, kaip parduoti gitaros mokymų kursus. Vėlgi amerikietiškas tekstukas buvo ir sako, žinai, privatus mokytojas, jis pinigų neturi, jokių ten reklamos, tų biudžetų, jisai gali į laikraštuką įsidėti skelbimą. Daugiau jam ten nėra ko. Galbūt, kai Vitalis šitą tekstuką kūrė, nebuvo to interneto, kad galėjai optimizuoti, dėlioti. Nežinau, gal buvo, gal ne, bet sako, ką šitam veikėjui daryti, ar ne, ten keli doleriai per tą skelbimą ir kad atsirastų, ar ne. Tai jisai siūlė įvairius variantus, pagal vieną metodiką, taip tekstas būtų teisingas, pagal kitą metodiką, toks būtų teisingas. Ir netgi po to padarė tyrimus, žmonės apklausė, ar jūs ten eitumėt ar neeitumėt. O labai paprastai padarė, realiai sudėjo tų skirtingus skelbimus ir žiūrėjo, kiek skambina. Kiek susidomė, ne? Ir pagal tą jo metodiką pasiūlytas variantas jau laimėjo, valio. Ta prasme, gali tikėti, gali netikėti žmogus, bet vėlgi jisai ten paaiškina. Ten buvo toks dalykas, kad įsivaizduokit, kaip būtų faina. Ta prasme, kaip būtų sužavėti jūsų draugai, jūs ateitumėt ir pabrūžintumėt su savo gitarą, nors jūs prieš tai tos gitaros rankose nelaikėt.
Vat susirinkot atsigerti vyniuko, kavytės ir iš jau užgrojat baladę kažkokią. Tai ar nebūtų, prikolas, vadinkim taip, ne? Jis nupiešia vaizdą. Jo, nupiešia vaizdą. Ir, ta prasme, tais paprastai žmogiškai žodžiais, gal su šiek tiek kažkokiu žargonu, ar ne? Ir daugumas skaito, tu tikrai žinai. Ta prasme, aš niekada negalvojau, kad aš norėčiau tą gitarą išmokti, bet plemba, bet fainiai būtų, ar ne? Jeigu aš taip galėčiau ateiti, ar ne? Bet, ta prasme, įspūdis, kad ne jam įbruko, o jis pats užsinorėjo, ar ne? Taip. Jo paklausė, tik paklausė. Jo, kaip, ar nebūtų puiku, jeigu ten taip ir taip, ne? Puiku, jo, būtų puiku. Įrodymas eina po to, kad gitarų kursai savaitgaliais, po pirmos pamokos jūs jau mokėsite groti vieną dainą. Jeigu ne, mes grąžinsim pinigus. Ta prasme, tai yra įrodymas, kad tu jau mokėsi groti, kaip minimum, bent kažką tai pabrūžinti ir tu jau galėsi pasigirti, koks tu kietas esi, visą kitą, ne? Ir tas vadinamas call to action, kad savaitgalio grupėje liko dar keletas vietų, paskubėkite registruotis. Viskas. Ir, ta prasme, ta metodika, ar nebūtų puiku, tai būtų puiku ir čia tikrai, per vieną pamoką jūs viską išmoksit ir gausit. Šitas dalykas susidėliojo ir, tai yra vadinama hipnotinių tekstų rašymu. Nežinau, kaip tiesiog galbūt tas hipnotinis tekstų rašymas vėlgi yra marketinginis jau paties bajeris, kad tokia yra metodika. Su kuo mes susidurėm Lietuvoje dažnai, tai ar lietuviškas, teisingas, filologinė prasme teisingas tekstas turėtų būti naudojamas, ar rinkodarinė prasme efektyvus tekstas turėtų būti naudojamas. Nes dažnai tie du dalykai yra skirtingi. Turbūt sunkiai suderinam. Galimi, bet retai. Jo, ir kartais, vėlgi, jeigu norim kalbėti tvarkingą, teisingą lietuvišką kalbą, tu negali naudoti kai kurių žodžių, kurie yra naudojami bendruomenėje. Tarkime, marketingas lietuviškai yra kaip ir nevartotinas žodis, dabar lyg ir jau teisintas, ne, bet visiems pasakai marketingas, kiti net, marketingas yra geriau negu rinkodara. Taip atrodo toks terminas, kartais. Ja? Yra daugybė kitų terminų, kur tu pasakysi, viskas aišku, ten iš kažkokio žargono, ar ne? O taip pat negali, ar ne? Tu negali sakyti monitorius, ne? Turi sakyti vaizduoklis, ar ten rašarinis spausdintuvas buvo sumąstę čiurkšlintuvas. Ne tai, kad privati mokyklinė, ta prasme, kalbų kursai, korepetitorių paslaugos, visoje Lietuvoje darbavas, sako, žinai, mums reikia gero laiškučio, kad ateitų žmonės, tikslas yra tie emigrantai, kurie išvažiuos, kurie galėtų išmokti truputėlį ispanų, ten norvegų pagrindų, ar ten anglų, varėva, ta prasme, tos kalbos. Ir reikia teksto. Taip, jiems buvo pasiūlytas tekstas, toks, kuris rinkodarinė prasme kaip ir tvarkingas, bet kažkuri mokytoja, kuri yra labai gerbiama, ten super žodžiu Vilnietė, sako, žinau, tai yra visiška nesąmonė. Prasme, mano 9 klasės mokiniai geriau parašo, prasme, ten nepridaro tiek klaidų ir taip toliau. Ir šitos įmonės vadovas atsistojo tokioje kryžkelėje, kad, ta prasme, buvo parodytas ir vienas, ir kitas tekstukas, vadinkim, testiniai auditorijai, kad, jeigu gavai, kuris tau, žinai. Vienas teisingas, bet neveikia, o kitas neteisingas, bet veikia, ką daryti. Jo, ir ką daryti, ir įmonė tada stovi kryžkeliai. Sakys velnės, ta prasme, aš išsiųsiu tą, kuris yra lietuviškai teisingas, bet žmonės neteis pas mane. Gal kažkokia nedidelė dalis, bet, ten nudailinta, nucackinta, bet nėra tos užkabinimo, nėra to dizaino, nėra ten tų kitų dalykų, ne? Bet jeigu tu išsiųsi tą, kuris užkabina žmonės, o pataikysi ant inteligentijos kokios, taigi ten su klaidom, ten nevartotini žodžiai kažkokie atsirado, tai ką jie gali išmokinti? Bet jeigu reikalingi emigrantai, statybininkai, tai suveiks. Tai vėlgi tas pats minėtas fiturys, ar ne, ta prasme, ar tikslinė auditorija, ar visiems bandai tikti, tai šitas dalykas. Su tekstais yra netgi dar kitas atvejis. Tas pats praktiškai teisingas ar neteisingas tekstas. Dabar daugelis svetainių bando pasiekti kuo geresnės pozicijas paieškos sistemose. Pagrindas, kiek ten tų galinių nuorodų vedi ir aišku, koks pas tavęs svetainiai tekstas. Tai prieš tai buvo įprotis Lietuvoje, kad svetainė yra čiut ne vizitinė kortelė, bendra tokia info sudėta apie mūsų paslaugos, mes, mums, mūsų. Niekam neįdomu, kas tu toks esi. Prasme, įdomu, kokią tu gali duoti naudą man, kaip svetainės lankytojai. Prasme, man kaip vartotojui, kuo naudingas, kaip ką užkabinsi. Prasme, tas tekstas turi būti perverstas į kitą pusę. Iš pozicijos mes, mūsų, į poziciją jums, jūsų. Ar ne? Perteikta. Tai čia vienas niuansas, kai kur persilaužia, kai kur ne. Kitas dalykas, su paieškos sistema. Jeigu pasižiūrėtume pagal, yra tam tikri raktiniai
tu prasme, tam tikri instrumentai, kur galima pažiūrėti raktinius žodžius. Nemažai yra tokių žodžių netaisyklingų, pagal kurios yra daugiau paieškų, negu pagal taisyklingus. Fintas yra toksai, kad ne visi žmonės, kurie ieško internete, surašo, tarkime, su lietuviškom raidėm. Ten. Netgi tai, ta prasme, netgi taip. Jeigu surašysi šveplų šriftų, tai daugiau suras negu taip. Nebūtinai, bet čia yra toks banalus pavyzdys, ar ne? Kitur, aš nežinau, kokį dar pateikti. Tas pats, su marketingu, su rinkodara, ar ne? Mūsų svetainėje panaudotas žodis yra marketingas pagrindinai ir rinkodaros nėra. Būtų kaip blogas tonas, jeigu ir tą plaktumė, ar ne? Pagal lietuvių kalbos, sakykime, žodyną turėtume naudoti rinkodarą, nes naudojame marketingą, blogiečiai esam. Bet kodėl? Bet niekas neieško. Ieško, bet mes pasižiūrėjom marketingo strategiją, marketingo planas, marketingo paslaugos, marketingo konsultacijos ir atitinkamai. Rinkodaros strategija, rinkodaros planas, to. Tai ką mes matome, kad su žodžiu marketingas junginiai yra ieškomi 4 kartus dažniau negu su rinkodara. Ne, tai ta prasme, man yra žymiai naudingiau prisistatyti kaip marketingo specialistui negu kaip rinkodaros specialistui, nes daugiau žmonių ieško marketingo specialistų, ne rinkodaros specialistų, ar ne? Tai vėl išlenda klausimas, koks tekstas turi būti teisingas ar tas efektyvus. Bet čia gaunasi, kad vienas kitą skatina. Ta prasme, mes niekada neišbrisim iš netaisyklingos kalbos, nes pasižiūri ten 4 kart daugiau apsilanko. Ir jo labiau, kad kiti tą išgirdė tik tais tokį vedinės, ar mes važiuosim į tą pusę. Ne, jie pasižiūrės kaip žmonės nagrinėja, nes tarkim, 2008 metais, kada paleidom svetainę, nebuvo statistika tokia. Dabar žiūrėjau. O keičiasi į literatūriškąją pusę? Keičiasi. Kada pradėsim vadinti čiurkšlintuvais? Nežinau, gal tokios frazės niekada nesiras. Bet tarkime, pagal frazės su, tarkim, marketingas rinkodara, dabar marketingo gal 60%, 40% rinkodaros. Jau link sveikos proporcijos. Jo, link sveikos proporcijos. Tai mes žiūrim, kada persisvers, tada pasikeisim pavadinimus. O du naudot blogas tonas. Jo, blogas tonas. Ta prasme, kaip čia palaukit, lygino. Ta prasme, tą patį daiktą vadini 2 skirtingais ir leisnų ir neleisnų ir tai yra, kažkaip tai jau ne, žodžiu. Donatai, žodžiais, tekstais, prasmėmis, bet, pavyzdžiui, į dažną prekybos centrą atėjus girdime muzikinį foną ir jis būna toks specifinis ir matyti neatsitiktinai parengtas. Nes jeigu ateiti į kokį nors barą, tai dažnai būna, kad koks barmenas tokia ir muzika. Maždaug pasikeitė pamaina, kita muzika. Maksimuose ir tokiuose tai jau nebūna, kad nuo barmeno priklauso arba pardavėjas. Ten yra kažkaip matyti surėdyta protingiau. Gal ką nors apie tai galėtumėte papasakoti? Be abejo, ta prasme, tose vietose, kur yra didelis pirkėjų srautas, yra atkreipiama dėmesį ne tik, sakykime, apie pavidalinimą ar ten tos tekstinius dalykus reklaminis, bet ir patį garsą. Tikrai negali skambėti toje vietoje, kur daugybė pirkėjų, bet koks bumčikas ar kažkokia tai muzika, ne? Nes vis dėlto garsinis signalas žmogaus yra priimamas netgi pasąmoningai. Ta prasme, tu renkėsi ten vieną ar kitą dantų pastą, bet tu vis tai girdėjai, tavo smegenį šitas dalykas įeina. Ne? Tai nuo ko prasideda garsinis takelis? Kada įeini į parduotuvę, jeigu pasižiūrėsim, atkreipsim dėmesį, tai didžioji dalis prekybos centrų nuo durų iki apsipirkimo vietos turi pakankamai ilgą kelią. Nėra taip, kad atidarėjai ir iš karto jau krepšelis po ranka ir tu viską dedi, ar ne? Yra tas ilgas kelias numatytas tam, kad tu pasiruoštum pirkimui, kad tau susiformuotų tam tikrą nuotaiką. Ir tam dalykui taip gali būti naudojami, sakykime, pati vietos lokacija, kaip ten tas visas patogumas, bet svarbiausia, ko gero, tai yra pati ta melodija. Aišku, visa patalpa turi būti tvarkinga, graži, bet jeigu tu eini ir tau tokia gera, pozityvi, lengva, nuotaikinga eina melodija, neįkėri nieko, tu atsipalaiduoji, nusitiki, pirkimas tau nebe stresas, tai nebe pinigų išleidimas, o kažką naudingų įsigijimas, ar ne? Ta prasme, tau iš tokio negatyvo pakeičia į pozityvą vienas momentas ir tu nusiimi tarsi to savo šarvus. Nes jeigu tu ateini, kaip sako, vyrai dažniausiai yra parduotuvėje medžiotojai, ne, žino, ko eina grobis, staigiai krepšį įsimeta ir viskas eina. Moteris eina lengviau, ten viską apsižiūri, apsirankia, ar ne? Tai ir vienu ir kitu atveju teisinga melodija šitą dalyką padeda sušvelninti. Ta prasme, net ir tas vyras eina, o dabar, 3 bambaliai alaus už 2 kainą, o čia akcija. Taip, tai jau kažkoks prasidentas pasiruošimas, reakcija yra visai kitokia, ne? Vėlgi, pačios tos melodijos paskirtis gali būti skirtinga, kažkiek akcentuoti, ar ne? Vienur, kada būna išpardavimai, taip, tiesiog žodžiais pasakoma, taip, ten vyksta akcija, ten tas, gali paleisti atskirą takelį, kad ten, apsilankykite, ar ten dar kažką žaisti. Bet visada ta foninė muzika turėtų tau sudaryti,
pakilimą, sakykime, kažkokį atsipalaidavimą, ar kad tu būtų, tiesiog be streso nusiteikęs pirkti. Tai yra šito daikto tikslas toksai. Yra atskiros įmonės, kompozitoriai, kurie kūrė šitas melodijas, testuoja, žiūrėti, kurios kaip veikia. Tai čia savotiškas anestetikas kritiniam mąstymui būtų, tokios melodijos. Jo. Bet dabar kalbėjome apie pačią melodiją ir nuotaiką. Esu girdėjęs, bet dabar ne dabar, gal prieš metus, tiksliai pasakyti negaliu, krito dėmesin tokia melodija, kur pačią emociją pasakysiu. Tai buvo lyg tai patriotiška gaida pradėta, taip kažkaip, kad čia Lietuva, kad čia tėvynė, kažkas, tai tokio. Žodžiai neatsimenu, bet toks jausmas buvo. Paskui kartuojami žodžiai viskas bus gerai ir finale vėl kartuojame Akropolis. Tai čia nėra kažkas tai jau daugiau negu muzikinis fonas, o toks kažkoks, jeigu taip, kaip profesionaliai tai vadinasi. Vieni galėtų vadinti kaip neurolingvistiniu programavimu kažkiek, bet klausimas, ar tai yra šitas, ar nėra dalykas. Bet tame yra kažkoks elementas. Yra tas elementas, tu žodžiu apsipirkai, grįžai savo kokį sodą ar ten būtą, tau vis tiek ausyse gali skambėti, viskas bus gerai, ten Akropolis, ramu, ir kur kitą kartą apsipirksi, Akropolis, ir tu ten čiuoži, žodžiu. Įsistriegia į sąmonę. Jo, nes, ką ir sakiau, kad, ta prasme, žmogaus ausis, netgi kai tu miegi, tu girdi iš esmės, nuo triukšmo tai atsibundi ir tau į pasąmonę eina. Sąmoningai tu gal net negirdi, kad ten Akropolis viskas bus gerai, tu tikrai renkiesi ar ten alų, ar ten traškučius, ar ten duonos kepalą, bet tau kala. Kiek teko Akropolį pabendrauti su keletu žmonių, kurie dirba tose parduotuvėse, tai sako, tenai yra katastrofa, jeigu ta parduotuvė nebeturi savo muzikinio fono. Jo, jeigu atkreipsi dėmesį, didžioji dalis parduotuvė turi savo foną. Savo personalinius. Jo. Tada kokafonija prasideda šavotiškai. Kaip Basanavičiaus gatvėje. Ar nelabai? Kažkaip nelabai. Ten tvarkingai, sakykime. Surikiuota viskas. Jo, tvarkingai apsprendžiama. Kitur yra, bet vėlgi, aš iš žmonių girdėjau, iš tų žmonių, kurie pardavinėja, sako, reikia mums būti 10 valandų ar kažkiek. Tai sako, Akropolis, sako, jau taip vėžiai varo, sako, jau galva, sako, nuo jos skauda, jau tik pasako, Akropolis, sako, man jau galvos skausmas, sako, sukelia realiai. Tai yra per daug viso šito dalyko. Tai, jeigu vitaminai, bet jeigu per daug, jau gali spaugais išpušti, ne? Kaip reikalas yra tas. Čia darbuotojai. Čia yra darbuotojai. Bet pirkėjai yra ne darbuotojai. Pirkėjai dažniausiai prekybose, tai nebūna kiekvieną dieną po 8 valandas, bent po 10, ne? Bet kad taip turi poveikį, tikrai turi poveikį, tai yra įrodymas. Donatai, kažkada minėjai apie rinkodarinių priemonių suderinamumą ir netgi atskirius atvejus, kai kažkas to pasinaudoja, net išvirkščiai. Tai būna tokių dalykų. Esmė yra tokia, kad jeigu tu planuoji savo reklamą, tu turi planuoti ją nuosekliai. Neužtenka, žinai, paleisime videoklipuką per televiziją ir puls pirkti čia mumis, ne? Ypač jeigu tu turi produktą, kurį tu parduodi per prekybos vietas, tau prisijungia automatiškai reklama, prekybos vietose, prekių išdėstymas, sakykime, ta pati minėta prekybos centro galbūt lauko kažkokia tai reklama ir taip toliau, ar ne? Tai, sakykime, būna tokių atvejų, kai sumokama milžiniškus pinigus už reklamą per televiziją, per radiją, vyksta akcija, atvažiuokit, nusipirkite ten mineralinį kažkokio tai, ar ten kažkokio ten padažo, neminėsime tų prekinių ženklų. Tarkim, valio, vyksta akcija, važiuokit. Ir tarp kitko žmonės sako, žinai, savaitgalį važiuojam apsipirkti, bet važiuojam į tą prekybcentrį, ar ten akcija vyksta, ne? Ir tu ateini ir tu tarp kitko randi visai kitą prekinį ženklą, 3 už 2 kainą, ar ten už pusę kainos, ar ten 3 nemokamai, kažkas tokia. Ir tu kartais net nebepagalvoji, ką ten reklamavo, tau reikia mineralinio, tu ateini, nusipirkai mineralinį. Viskas. Tai reiškia, tu ištaškai pinigus ant reklamos televizijoje, radijoje, tavo konkurentas sumokėjo, ten 1000 litukų už prekių išdėstymą teisingą tame prekybos centre, ar ne? Ir jisai tą srautą nusinešė. Vėlgi būna netgi tų pačių dalykų, kai atsitiktinai visa euro paletė produkcijos atsiduria prekybos centre. Neva kažkas tai vežė, neatsivežė iki galo, ar ten tarpinis stotelė susidėta, ar ten netyčia kaina atsiranda, kur yra pakankamai įdomi, žodžiu. Ir ten visas srautas žmonių makalojasi, pro šalį eina. Tai ir ką mes turim? Toks bairis, aišku, kainuoja susimokėti prekybos centre, kad tu ten atsirastum. Bet ko gero pigiau negu reklama televizijoje. Be abejo. Ta prasme, jeigu tu gali nutaikyti tą dalyką, kad, tarkime, tavo konkurentas paleido reklamą per televiziją, arba tu žinai, kad jisai paleis, ar ne, tu sutarėjai tą aukštą, viskas, tu turi geriausią vietą toje prekybos centre. Arba, pavyzdžiui, tu susižinai, kad, tarkime, kažkuris prekybos tinklas leidžia specialią akciją, kažkam kažkokios ten tos nuolaidos, ar ne? Jeigu tu gali, kaip yra vadinamas
cross-sellingas, ne? Ta prasme, susijusių produktų pardavimas, ne? Ta prasme, ką nežinau, dabar paimkime. Jeigu kokią nors ten dešrelės, reiškia, reklamuoja kažkas labai smarkiai, tai tau gerai pakišti netoli už dykai kečupo, už pusę kainos, ne? Jo, vat kažkas tai tokio, ne, ta prasme, ten ar dešrelės, ar ten kažkokius šašlykus. Grilio kokių ten lazdelių ten. Jo, grilio lazdelių tu gali pridėti, kad vat, ir prie griliaus yra angliukai superiniai, ten su kokiu obels, ten anglimis, ten skoniu kažkokiu, tai mandru ar kažko. Žmonės iš esmės į prekybos centrą atėjo dėl mėsytės pigesnės ar ten dešrelės, ne? O tu, sakai, žinai, pakeitėm truputuką išdėstymą, išlošėm ant to. Tai gal tas turi kažkokį pavadinimą? Nu kaip, angliškai tai yra cross-selling, ta prasme, lietuviškai kaip čia būtų teisingiau, kaip pažodžiai būtų kaip kryžminis pardavimas, bet labiau gal būtų, susijusių produktų pardavimas. Tai reiškia, kad yra... Savotiškas net užšokimas už akių. Jo, galbūt, bet ta prasme, tu gali pardavinėti 2 skirtingus savo produktus. Ta prasme, aš parduodu duoną ir sviestą, ar ne? Atrodo ne konkurentai. Jo, kaip ir ne konkurentai, tu papildančių prekių galbūt pardavimas, ar ne? Bet tai kitą kartą gali atvirkščiai sužaisti, kai tas duona reklamos tas savo pakiš sviestą. Taip. Tik šiuo atveju nėra tokios tragedijos, kaip kad kai konkurentas tavim pasinaudoja. Ne, nes, ta prasme, čia jau toks baisesnis atvejis. Jo, tarkime, papigiai apelsinai šią savaitę ten kažkokiam prekybos centre ir žiūrėk, prie apelsinų sulčiaspaudės padarytos. Tos paprastas ten po 14 litrų ar po kažkiek, tai ar ne? Nes dabar jiems akcija. Ne? Apelsinų dėl to mažiau nepirks, netgi kaip tik daugiau gali pirkti, ar ne? Bet to yra specialus pasiūlymas dėl šito, ar ne? Tai vėlgi, jeigu ta pati, sakykime, sulčiaspaudžių gamintoja ar, sakykime, pardavėja nežiūrėtų į rinkodarą ir reklamą kryptingai, ta prasme, jinai nežvalgytų, ką daro ten apelsinai, ar ne, ką daro, sakykime, kiti produktai, jų konkurentai. Ta prasme, jeigu tu visą šitą dalyką stebi, tu gali pagauti ant kabliuko tam tikrus momentus teisingus. Pakalbėkim tokią temą. Daugelis pastebėjome, kad vis daugiau ir daugiau savo elektroninėme pašte gauna visokių įvairiausių, kokių tik nenori komercinių pasiūlymų. Iš netgi nesuprantamų firmų, lyg tai ten buvęs, o gal nebuvęs, o gal yra dalykų, kad kartais per savo neapdairumo, arba netgi tai yra neišvengiama, mes patys užsitaisim tokias problemas. Šitas klausimas yra aktualus daugeliu, nes praktiškai visi turime elektroninius paštus, turime svarbius, kas laukia darbo pasiūlymo, kas ten, sakykime, kitais klausimais bendrauja ir užverčia krūvą visokiausių laiškelių, ar ne? Šitas dalykas atsitinka neatsitiktinai, ta prasme, būnam mes patys kalti, kad duodame tam tikrą paštą, bet Lietuvoje ir dar ypatingai Rusijoje mes pastebime tokį dalyką, kad yra neteisėtas, sakykime, elektroninių paštų naudojimas, iš esmės. Ne? Tai, sakykime, yra 2 sritis. Vieną mes patys leidžiam, suteikiame galimybės, kita yra tiesiog mūsų duomenimis pasinaudoja. Tai galim apie kiekvieną iš jų pasikalbėti atskirai. Tai pradėkime nuo to, kai yra neteisėta, ar ne, tarsi mes to dalyko įtakoti negalime, ar ne, tai kas šitoje vietoje vyksta. Jeigu pastebėsite, daugelis įmonių netgi savo elektroninius paštus dabar nuslepia, rodo kontaktų formą, kad nebūtų info@manoįmonė.lt, to net nebesimato, kad tos vadinamos pašto programos garvesteriai negalėtų iškasti programos ir paskui bombarduoti laiškais. Paprasti žmonės to pasinaudoti nelabai gali, nes esame nusirodę savo Facebook'ose, dar kažkur, tiesiog mūsų kontaktiniai duomenys yra žinomi, tai to mes nenuslėpsime. Yra įmonės, kurios tais dalykais susiima, tai yra negeros, neteisėtos įmonės iškasa duomenų sąrašus ir pardavinėja. Netgi vienas iš tų laiškų, kuriuos galbūt gaunate šiandieną arba rytoj bus, pirkite Lietuvos įmonių arba ten privačių gyventojų duomenų bazės. Pirkite paslaugą, kad mes jiems prasiūsim jūsų ten naujienlaiškį, ne? Aišku, klausimas, koks ten bus efektyvumas, kiek praeis, kiek nepraeis, bet iš esmės šitas dalykas yra neteisėtas. Lietuvos reklamos įstatymai yra numatyta, kad prieš siunčiant elektroniniu paštu kažkokią tai komercinę informaciją reikia gauti sutikimą, kad žmogus neprieštarauja šitą dalyką imti. Dabar... Tai tuo pačiu paštu atsiūs? Jo, atsiūs tuo pačiu paštu, tai yra, vėlgi, gali atsiūsti, tai kaip ir nėra... Bet beveik nesu tokių gavęs. Todėl, kad tai yra brangu. Išsiųsti paštą kiek dabar kainuoja virš lito, ko gero? Ir iškai paprastų tradicinių paštų turi atsiųsti, gauti tokį... Ne. Paprastų paštų labai nedaug kas siunčia, nes tai brangu yra. Taip. O elektroninių paštų tai beveik nieko nekainuoja. Brangiausiai tai būtų kiek? Vienas laiškas, 1 centas. Serverį įsinuomot, kad spam filtrus pramuštų. Tai, sakykime, plius minus tokios kainelis yra. Iš kur mes tai žinom, ta prasme, saugomės tų dalykų ir tiesiog domės tomis technologijomis, ne? Kol būna, ko nebūna tenai. Tai Lietuvoje pagal reklamos įstatymą, jeigu gavote tokį pranešimą, galite drąsiai prašyti, kad parduosim jumis, tam apskūsime, nes jūs neturite teisės, pas mumis nebūtų taip toliau. Jeigu jie jums dar kartą
atsiųs visą šitą laišką, jie gali susilaukti baudos. Kas to užsiima? O precedentų yra? Ar niekas? Apie precedentą aš nesu girdėjęs. Čia vartotojų teisių gynimo tarnyba to dalykų užsiima. Reikia pažiūrėti, kas atsakingas yra už reklamos įstatymo įgyvenimą. Galbūt yra dar kai kurios kitos institucijos. Bet kodėl Lietuvoje šitas dalykas yra gajus, tai yra nelegalus spaminimas, ne? Todėl, kad atsakomybė yra labai maža arba beveik jos nėra. Nes jeigu tu nusiunti informaciją ir žmogus sako, žinai, aš nenoriu gauti tos informacijos, tai tu privalai nutraukti ir pirmą kartą, man regis, netgi baudos už tai negausi. Tiesiog tu per klaidą ten įsiuntei netyčia ar kažkas, atsiprašau, nutraukia, viskas. Jokios baudos. Jeigu tiesi toliau, tai ten baudelis yra pakankamai nedidelis, ar keli šimtai litų, ar kažkas tokio. Jeigu tu siunti visai Lietuvą ir ten produktus parduodamas internetu, gali susitaikyti ir su viena kita bauda. Bet nežinau, kiek tas dalykas yra, sakykime, plačiai nuskambės, kad būtų kažkaip užbaudę. Ne. Problema yra tame, kad mes patys, kai gauname krūvą šitų laiškų, neskubam jų atsisakyti. Dabar gaunu 50 laiškų per dieną ir dabar kiekvienam spausk, ant subscribe, ten visą kitą, ir ten dalis net neina, nėra nurodėlės, dar kažką. Dabar, kodėl aš kaip vartotojas turiu lysti ir gaišti laiką, atsisakinėdamas šito, šio net neprašiau, ar ne? O kas, jeigu man ir to 500 atsiųs laiškų, ką aš visą darbo dieną atsisakinėsiu tų laiškų? Tai, vėlgi, aš asmeniškai ką darau, tai tiesiog žymiu, kad iš šito domeno eitų į junk box vadinamą ir net nesijaudinu. Bet paskui būna tokių dalykų, rašo kokia tai įmonė laišką, aš iš jų negaunu. Kodėl? Vyručiai, galbūt jūs kažkada man siuntėte spamą. Pasižiūrėjau akurat. Tu prasme, jų laiškas rimtas, tvarkingas, apie reikalus. Jau domenas, sakykime, ten ten mano įmonė.lt koks nors, ar ne? Blokuojasi visas domenas. Tarkime, pagal Outlook gali nusistatyti, kad visi laiškai iš tarambaram.lt eitų automatiškai į spamą pas mane. Filtrų sistema. Taip, ir tu prasme, jeigu aš matau, kad rimtesnė kokia įmonėlė man atrašė su savo spaminiu pasiūlymu, sako, vyručiai, aš jums įtraukiau ten ir ten. Reakcija dažniausiai, kaip taip, kaip ir, žodžiu, nesmagu. Kažkaip čia plaukit, čia ten pradeda. Gal pasišnekam. Kažkas tokio, ten nepasneigimas ir taip toliau. Bet tai čia yra vienas dalykas ir aš nežinau, ar Lietuvoje tvarkingai šitą dalyką įspręs. Prieisim prie tokio pasiūlymo, kurį yra atradę amerikiečiai. Ką jie darosi. Bet vėlgi, dabar pašnekėkim pirmiau apie tuos atvejus, kai mes patys sutinkam gauti spamą. Taip, kaip patys užsitęsim. Kaip mes šito dalyku įsiraunam. Pildome įvairias korteles nuolaidų, prašom duomenų, dažnai tau tos kortelės net neduos, jeigu nesutiksi, uždėt paukščiuką, kad taip, sutinku, jog mano duomenys tvarkytų, gautų ten informaciją. Į banką, paprašai kortelės, taip, sutinku, bankai labai taip stipriai nespamina, spamina ten, sakykime, kitos įstaigėlės, ne? Į bet kurią parduotuvėlę nuėjai, paprašai kažko ten, gavai nuolaidėlę ar kažką, vėl gauni šitas, viskas. Reiškia, tu šito daiktą pats išreiškiai sutikimą, nėra ko pykti. Ir jie netgi negaus baudos, jeigu tu sakysi, palaukit, kas čia per nesąmonė, tu sutikai, tai atsisakyk, ten paspausk mygtuką, ne? Tai tada mes patys turėsim atsisakyti, ne? Nes mes buvom išreiškę norą, ne? Kitas atvejs yra internetiniai produktai, vadinami masalai. Tai yra iš amerikiečių atėjusi, sakykime, kaip affiliate marketing, ta prasme, čia būtų netgi netinklinant, ta prasme, rinkodara už komisinius, jeigu taip verstumėme, metodikos arba tiesiog internetinė rinkodara. Principas yra toksai, kad svetainės lankytojui yra siūlomas masalas, kažkoksai naudingas produktas. Tai gali būti elektroninė knyga, kaip sulieknėti, mityba pagal tavo kraujo grupę, kaip ten dresiruoti šuniuką, bet kas tau galbūt kažkiek yra naudinga. Ar norite šitos knygos? Taip, norėčiau nemokamą, šiaip kainuoja $20 ar ten kažkiek, o tau duodam nemokamai, nesvarbu, kad ten 7 puslapį ir padaryta per 2 valandas tą knygą. Bet mes sakom, kad kainuoja ten $20. Yra tokių frazių ir Lietuvoje, neminėsiu pavardžių, jei mes nuspręsime parduoti šitą produktą, tai jo kaina būtų tokia, žinai. Tu pasižiūrė, kad 10 kartų tą kainą viršė tas, kas būtų, dar proto ribose, sakykime, bet yra tokia, tiek to. Tuomet, ką žmogus sako, taip nori, įvedė elektroninį paštą, taip siūsti, atsisiuntė viskas, bam, tu davei paštą. Ir pradeda tie vadinami autoresponderiai, autoatsakikliai, tai yra tau laišką rašo net nebe žmogus, tie laiškai būna suprogramuoti, net gali būti ir prieš metus laiko jau surašyti, tiesiog programai numatyta 10 laiškų, pas mus vykdoma dabar ten tokia, anokia akcija, dabar iš vis ten už pusę kainos ir ten uždyka, tik paskui metinė narystė kainuoja kažkas ten, visokių tokių nesąmonių gali būti, ar ne? Lietuvoje dar nėra tiek daug
įmonių taip pažengusių, kad naudotų tos responderius, bet matau yra, kas tą paslaugą siūlo ir bando daryti. Tai viskas, atsisiunti masalą, pakibai ir tu gauni. Taip, tu gali atsisakyti, daryti tą subscriber. Yra dalis įmonių, kurios naudoja tą technologiją, bet jis yra garbingos, sąžiningas, tai tu atsisakėjai, nuvalia, tu prasme, nebedomina tave ten šunų dresūra, tai jie tau daugiau nesiūlys, nei šuniuko antkaklių, nei ten kažkokių kitų dalykų, nei nublusinimų, tu valia, viskas gerai. Bet čia yra vienas momentas, kai užsirauni. Lietuvoje pastebėta tai, kad pasigavo, sakykime, tą praktiką, bet ne visai iki galo. Vis duokim kažką, žinai, blemba, nemokamai gavom paštą, bombarduokim viskas ir dar taip gerai, aš tau už 500 galiu parduoti savo sąrašą, kas yra draudžiama iš esmės. Ir tu žiūri, kad užsisakai šunų ten dresūrą kažką tokio, pradėjo eiti ten automobilių ratlankiai, kompiuteriai, ten buto nuoma Palangoje, kokia nors tenai, ta prasme, iš kur atėjo neaišku, bet tu nežinosi nei iš kur atėjo, nei kas, tada iš vis nebesusekti. Bet fintas yra taip, kad aš padarau kartais tokį eksperimentą, susikuriu savo paštą, ta prasme, ten bele kokį, ta prasme, A, B, C, D, X, Y, Z, eta ten kažkoks, ar ne? Ok, aš ten nusiprogramuoju. Ir žiūri, tie pats laiškai ateina, ne? Jo, ateina tie laiškai, pradeda eiti kiti laiškai, treti laiškai. Tas paštas nėra niekur oficialiai skelbiamas, jis buvo nurodytas tik tai viename šaltinėje. Viskas, vyručiai, jūs kaip ir aiškus, pakybote, ne, ir pardavėt mano paštus duomenys. Viskas, ne? Tai čia vienas momentas. Pas amerikonus šita technologija buvo pakankamai efektyvi prieš 3-4 metus ir todėl labai stipriai išplito. Tai ta prasme apie netgi 30-40% žmonių, kurie įvesdavo savo paštą ir pasiimdavo tą vadinamą masalą, po to kažką pirkdavo. Realiai tau atsiunčia ten čiut ne iki 10 laiškų, daugiau, mažiau, bet ir iš tų 10 laiškų tu bent kažkur kažką nusiperki, tai 30-40% žmonių. Tai ir visi, wow, ta technologija, metodika veikia ir davai visi naudokime. Ir užbukina, užvaro, užkrauna, ar ne? Šiai dienai amerikonai sako, žinai, 10% normalu, 15% jau yra super, jeigu, praktiškai 2-3 krito efektyvumas. Lietuvoje pas mumis to dalyko yra dar tokia, kaip vadinkime, aušra, bet ji yra nelabai kokybiška. Ta prasme, taip, spaminamės dėliojimas. Bet pas amerikonus atsirado priešnuodis šitam dalykui, toks labai paprastas. Sukuriamas spaminis mailas tam. Viskas. Ta prasme, mano ten firminis paštas, kurį rašo visi draugai, kur tas, aš jo nenaudoju tokiam nesąmonėm. Aš susikuriu, tarkime, spamas visiems @gmail.com ir aš jį nurodau, ta prasme, labai ramu, ta prasme, ir tenai krenta visi. Nes tu gauni tą, kas duoda kas man reikia, viskas, jūs ten ir rašykite, žodžiu, ta prasme, gali net užmiršti, tokį paštą turėjai. Tai vėlgi to affiliate marketing, sakykime, šalininkai sako, reiškia, tu turi nurodyti tikrą paštą, reiškia, tu turi jį nueiti, paspausti nuorodą ir tik tada gausi kažką tai atsisiųsti. Tokiu būdu patikrinau. Bet gerai, jiems ir turiu tą spaminį. Atsidariau jį, patikrinau, prasispaudžiu viskas. Tai čia, sakykime, kaip paaiškinimas, kodėl tas dalykas tapo toks populiarus ir pas mus perskėlė toks, minimalus priešnuodis. Tai jeigu ar prekybos tinkluose ar dar kažkur duodate savo duomenis ir galvojat, kad jums nereikia ten gautos informacijos tikrai, ir nurodykit tą savo belę kokį paštą ir tiek. Spamas 13@gmail.com. Taip. Aišku, ten, kada pasirašai nuolaidų kortelę, ar Maximas, ar kur atsakau, jog mano pateikti duomenys yra ten teisingi. Teisingi yra. O teisingi yra. Teisingi yra, aš turiu šitą pašto dėžutę, aš jums galiu atrašyti, jeigu labai norite. Taip, jeigu labai norite. Geras. Donatai, minėjai, kad viena iš geriausių reklamos tokių rūšių tai yra tokia, kurie visiškai neatrodo kaip reklama. Dėl to, kad, kaip minėjom, jau daugelis reklamų yra alergiški ir tokias apsauginės savo priemonės išstato, žinai. O čia maždaug praryji net nesusimastęs. Tai čia gal yra tokia plona riba tarp užsakomųjų straipsnių ir iš tikrųjų tokių reklaminių. Taip, čia yra geras momentas pastebėtas, kad dažnai skaitom dienraščius ar, sakykime, portaluose kažkokias naujienas. Ir nežinau, kokia dalis iš mūsų susimąsto, kurie tie straipsniai yra užsakomi, iš kurios yra sumokėta, kad nuomonė paformuoto, o kurie ne. Ir vis dėlto, jeigu tu skaitai, kad laikraštyje yra parašyta, kad šitas daiktas yra geras, kad šita įmonė yra superinė kažkokia, tai tu būsi labiau linkęs tikėti, negu kad ten suksis reklaminiai klipai per televiziją ir šauks, kokia mes čia nuostabi įmonė, kokia čia puikiai draudimo bendrovė ir koks čia skanus mūsų tas alus. Tu prasme. Tai
reklama vis dėlto šito vietoje yra sureglamentuota, kad straipsnis užsakomasis turi būti identifikuotas. Ta prasme, skaitytojui turi būti suteiktos nuorodos, kad šitas straipsnis yra užsakomasis. Yra du pagrindiniai būdai ir stengiamasi, kad tie, sakykime, žymėjimai neatrodytų labai krentantis į akis. Savaime suprantama, jeigu įmonė duodama užsakymą į spaudą, matys, kad jau jų straipsnis žiauriai išsiskiria ir matosi, kad tai užsakomasis, ta prasme, tai neveiks kaip reklama ir jie nebus interesuoti. Todėl ir dauguma, sakykime, spaudinių į tą dalyką žiūri formaliai. Turi būti apibrėžta, kad užsakomasis apibrėžia, bet nestengiamės šaukti, kad tai yra tikrai užsakomasis straipsnis. Kaip sakiau, yra du pagrindiniai būdai. Vienas tai yra nurodyti užsakymo numerį. Tai, sakykime, yra straipsnis ir atkreipkite dėmesį viršuje ar ten apačioje, kažkur kamputį, kažkoks skaičiukas. Ne? Viskas aišku, tada šitas dalykas yra kažkieno nupirktas. Tai yra viešųjų ryšių akcija, susimokėta už kvadratinį centimetrą, už tekstuko parašą. Kiek procentų skaitytojų apie tai žino? Kaip tu jauti? Nežinau, turbūt nedidelė dalis. Antras būdas, pagal ką yra identifikuojama, ar tai užsakomasis straipsnis ar ne, tai yra straipsnis apibrėžimas. Ta prasme, apvedamas rėmelis aplink straipsnį ir yra traktuojama, kad tai ne straipsnis, o reklamos maketas. Tai palauk, tai čiagi vos negali pagalvoti, kad dizaino elementas. Taip. Bet čia tai iš vis viršūnė. O tai gal, jeigu yra 3 taškeliai po tekstu, tai gal irgi kažką reiškia, ar dar kažkas, bet čia jau beveik jau toks. Ar tie 3 taškeliai po tekstu kažką reiškia, reikia pasižiūrėti konkretaus laikraščio ar žurnalo. Netgi konkretaus. Žurnalo. Bet vienam gali būti punktyrų, kitam žvaigždutė tai išreikšti. Iš esmės, tai praktiškai žmogus negali žinoti, jeigu taip realiai paėmus. Gali didžiąją dalimi, bet niekada nebūsi tikras, ar tu jau tikrai atrinkai visus tos straipsnius. Išplėšiai puslapis, ne čia užsakomasis, čia tikrasis, ar ne? Gali būti tam tikrų niuansų, bet yra du pagrindiniai būdai. Arba tas straipsnis yra apibrėžtas su rėmeliu, kaip maketas, arba kažkur parašytas užsakymo numeris. Ja, tai yra reglamentų. Gal galimi kažkokie kiti sutartiniai ženklai, bet šitie yra du pagrindiniai. Vienuose dienraštukuose nurodomas labiau populiarinimas vienas, kituose kitas, kitur leidžiame tiesiog užsakovui pasirinkti. O teisingai pasakėt, kad gali atrodyti kaip dizaino elementas, ar ne? Bet teisiškai yra čia viskas tvarkoja. Jis sako, palaukit, šitą įmonę išpirko tiek ir tiek kvadratinių centimetrų ir jie ten deda, ką nori, nenusižengia Lietuvos įstatymams ir viskas. Koks mūsų reikalas? Jie parašė straipsnį į tą savo. Viskas. Ar ne? O atrodo kaip dizaino elementas. O nėra dar tokio dalyko, kad žurnalistų pavardė paprastai po straipsnių būna, o kažkur kartais ir nebūna. Čia kokia yra, kaip čia suprasti? Vėlgi priklauso ir nuo pačio dienraščio politikos, bet vėlgi, jeigu nėra žurnalisto pavardės, tai greičiausiai yra reklama. Užsakomasis straipsnis kažkas tokio. Bet net jeigu ir yra žurnalistų pavardė, tai dar nereiškia, kad tai nėra užsakomasis straipsnis. Nes gali būti rėmelis. Ja, gali būti rėmelis, o po rėmelio pačia parašyta, kad nėra rėmelį, ar ne? Tarsi yra tokių subtilių dalykų. Dabar tokia darbo su šitais niuansais. Su įmonių pavadinimų minėjimu. Yra kaip laikomasi tokios nuostatos, kiek mes praktikoje susidurim, kiek kalbam su vienu, su kitu, su trečiu, su dienraščiu. Tai jeigu straipsnė bus paminėtas įmonės pavadinimas, redakcija traktuoja, kad tai yra užsakomasis straipsnis ir viso gero. Tai šičia yra tokia, savotiška priešprieša ir gera, ir galbūt nelabai. Tai dar vienas kriterijus, pagal ką galite spręsti užsakomasis ar ne straipsnis, jeigu paminėtas įmonės pavadinimas konkrečios, UAB, puikioji prekyba kokia nors, nežinau, yra tokia įmonė, net tik tai kaip pavyzdys ar ne, tai greičiausiai jie bus susimokėję šitą straipsnį. Nors ne visada, ta prasme, tokios auksinės taisyklės nėra. Tiesiog redakcija sako, palaukit, bus paminėtas jūsų įmonės pavadinimas, susimokėkite. Buvo vienas atvejis, čia, ta prasme, klaipėdiečiai žino, charizmatinis toksai, kad nenoriu to nereikia skalot, bet kaip ir Akropolio tualete buvo kilęs gaisras. Nedidelis ten, aš nežinau, ar nuorodą kažkas įmetė ar kažką, bet talė sensacija. Spaudoje pasirodė pranešimas. Taikos prospekte numeris ten toks ir toks, kilo gaisras, atvyko ten, bet nieko rimto, niekas nenukentėjo. Viskas. Nes jeigu būtų, tu prasme, kas tas taiko 63 ten, ar nežinau, koks ten tas būtas, nebūtas, kioskelis, kas, neaišku, ar ne? Būtų parašę, kad tai yra Akropolyje, kilo visai kitas veiksmas, ne? Tik šiuo atveju buvo sužaista kiek kitaip, būtų būsi antireklama, ne, šiuo atveju. Esama ir tokių atvejų, kai įmonės pavadinimas į spaudą yra tiesiog įbrukamas
prastuoju būdu, ar ne? Ir tai dar tai nebūtinai bus užsakomasis straipsnis. Kai sakoma, vyks ten labdaringas renginukas kažkoksai, tai ką mes čia galim paimti, kokiem nors vaikučiam užklasinė veikla, ten piešimo pamokėlės gal, utriruojam, ar ne? Kažkas tokia, kažkokia tai veikla ir kur vyks. Pranešime tai turėtų būti nurodyti, ar ne? Ir nurodoma, tokios studijos patalpose. Ir taip pat išlieka balansavimas ant ribos. Gali nurodyti adresą. Tai dabar paimkim konkretų atvejį. Pavyzdžiui, įvyks labdaros aukcionas, kurio metu kokie nors pilietiški žmonės dykai dalins kažką, labai šaunu. Ir visa tai vyks Švyturio doke. Švyturio dokas. Dar linksmiau. Yra tokia Vakarų Ekspresė vyktai su gimtadieniais sveikinam. Tai būdavo ten Joniuką, Petriuką, tą ir tą. O galų gale dabar išsirikiavo tokia mada paėjo, kad eina Švyturio logotipai ir sveikina savo kokį nors darbuotoją. Ir pastovi Švyturys, tu čia yra reklama, ar čia yra sveikina visų. Turbūt tas kainuoja tik 15 litų ar 10, žinai. O jau logotipas yra įkaltas. Tai čia man labai įdomu, kaip čia skaitosi. Čia yra... Su visų logotipu. Čia yra žaidimas ant ribos. Vadinasi, ar ne? Ar jie susimoka, ar nesusimoka, nežinau. Susimoka 15 litų, ar 10, ar 3. Klausimas kiek. Ar, pavyzdžiui, aš tada daryčiau taip. Pavyzdžiui, šalia Maksimos rastas šuniukas. Gražinsime ten, žinai, prašom kreiptis į Maksimos administratorių. Telefonas toks, ar www.maxima.lt. Palauk, tai čia kas būtų? Juk čia, pavyzdžiui, kas rado ar ką nors, arba padovanosime kokį nors ten kažką, irgi parašai ten. Galite atsimti Švyturio arenoje, ar dar, palauk, tai kas čia bus? Jo, šiuo atveju kaip, aš net nemanau, kad paprastuoju būdu tokį dalyką praleistų. Nes traktuos, kad tai yra reklama, vis dėlto išeina šį čia interesų toks, nedidelis konfliktėlis, kad ta pati paminėtoji Maksima neradusi šuniuką, kurį ten pametė vienas iš jų darbuotojų, tarkime, tas pats ne tik tai kitas atrado ir pasiskelbė spaudoje. Ten vienos kasos darbuotojai rado. Mes filosofuojam, negalim filosofuoti. Taip, ne Maksima, tai būna kitas, tiek to. Kitas, ne? Tai tiesiog kas? Jie norėtų kaip ir to viešumo, ne, kad jie čia geriai, ten rūpinasi gyvūnėliais ir čia prie to prekinio ženklo klijuotasi. Bet dienraštis sakys, palaukit, mes pinigų už reklamą norime. Ir gaunasi normalūs rinkos santykiai, nes norit nemokamai, mes norim susimokėkit, ar ne? Mūsų niekas neįpareigoja, jūsų reklamuoti nemokamai. Jeigu tai būtų kažkokia tai, vadinkim, valdiška medija, ar ne, valdiškas komunikacijos kanalas, kur ten galėtų pusiau užmerkti akim pasižiūrėti, galėtum bandyti pralysti prasmukti, bet normaliai rinkos santykis, tas dalykas atsisveria. Mūsų laidos laikas jau baigėsi, o kadangi tai laidų ciklas, mes tą temą pratęsime sekančioje laidoje. Atsisveikiname su jumis, brangusiai komisija klausytojai, dėkojame ir atsisveikiname su mūsų laidos svečiu Donatu Joniku iki susitikimų eteryje. Laidos autorius ir vedėjas Eduardas Bytautas.